Čia turbūt buvo sunkiausia diena šių metų Dakare. Vien dėl to, kad labai mažas vidutinis greitis didelėse atkarpose. Tokios kopytės, bet kur 40. Aukštin žemyn, aukštin. Tokie linksmiai kalneliai, bet visai nelinksmi. Tai tiesiog saugojau sunkvežimį, nes jaučiau, kad abie amortizatoriai kaista nuo to didžiulio krūvio. Ir galvojau, kad po truputį finišo link. Mačiau, kad su Lopraisu taip nedidelis skirtumėlis, tai galvojau, žinau, kad skirtumas nuo jo gana nemažas bendroje įskaitoje, tai reikia valdyti situaciją. Tai va taip saugiu atstumu, nepersistengiant, bet ir taip labai netinginiaujant. Tai žodžiu, svarbiausia, kad nieko nesulaužėm ir vis dar judam tolin. Bet teisybės dėliai jau laukiu finišo, jau tas nuovargėlis vejasi, ypač kai tokios ilgos dienos, kur kur anksčiau tos greitos sekcijos jos toksai ir pralekia, o čia tose lėtose ten supiesi ir galvoju, už ką man čia taip. Bet žodžiu, liko 3 dienos, varom toliau.